Sveiki elektronikos mėgėjai. Štai atėjo metas pasižiūrėti ir antrąją dalį, kurioje mes montuosime mūsų stiprintuvo komponentus į plokštę. Bet be schemos popieriaus lape mes neapsieisim. Ir štai schema atspausdinta, galim surinkti viską į plokštę. Reikėtų padėkoti Marijui už patarimus, ačiū kolega, labai viskas gerai, viską tu mastai teisingai, tačiau tokiem tranzistoriam BC239B dėja, kur tu pasiūlėjai kondensatorių nuosekliai jungti su ausinėm ir pritaikyti varžą ausinių varžai, tai dėja šitas metodas nepasiteisino, stiprintuvas neveikia. Tai palikau taip, kaip yra, juolab, kad va čia iš tikrųjų nėra ką kreipti dėmesio. Tai praktiškai ausinių galuose įtampos visai nėra. Tai praktiškai dėl įtampos sudedamosios, tai čia neverta šnekėti, kadangi 3 voltai tik tai maitinimas. Tai aš manau, kad šiuo atveju paliksim taip, kaip yra, nes man jisai puikiai susigroja. Tokiam komponentų išdėstymui neturiu jokių priekaištų, jis puikiai veikia. Paprastai teisingai, Marius yra teisus. Bet kokiam išėjime, ar į ausinės būtų, ar į garsiakalbius. Taip, turi būti kondensatorius, kad nepatektų nuolatinė srovė į rites ausinių dinamikų arba garsiakalbių dinamikų rites, kad nepapultų įtampa, kad nesudegintume. Šiuo atveju, kadangi čia įtampos nėra, tai mes paliekam tokią schemą, kaip yra. Ačiū dar kartą, Mariau. Jeigu turėsi kokių pastebėjimų ateityje, būtinai parašyk. Reikalą vis tik tai turim su profesionalu, tai verta Mariaus klausyti. Mangi atkeliavo paketas. Kaipgi vėl be unboxingo, ar ne? Štai atkeliavo koksai gražus paketėlis. Pas mus ant stalo šiandien puikuojasi štai tokios plokštės. Ir čia reikėtų paminėti, kad vėlgi kažkas nusiminė man komentaruose, taigi sako, dabar internete galima pasidaryti PCB ir atsisiųsti, atspausdina, viską padaro. Taip, aš sutinku, bet tai reikia laukti, reikia mokėti siuntimo išlaidas, reikia mokėti už patį spausdinimą. Ką mokėti, jeigu aš pats galiu susilituoti, tai man gaištasi laikas, aš turiu laukti ir taip toliau, kol man atsiūs iš Kinų. Ne. Aš geriau pats susilituosiu, aš turiu plokščių ir turim plokštę, dedam iš karto. Iš karto galbūt taip aš ir sudėsiu komponentus, aš pasižiūrėsiu. Galbūt taip mums ir bus patogiau. O štai vieną potenciometrą įdedam. Iš karto. Hop. Ir lituot galim jau. Na, aš manau, viso litavimo proceso aš tikrai nerodysiu. Kai jau bus komponentai sudėti į plokštę, tada ir parodysiu. O viską surenkant į plokštę, tai darykit taip, kaip aš darau. Su markeriu gražiai apsivedu tuos takelius, kuriuos jau sujungiau. Ir štai koks mūsų gavosi rezultatas. Visai nedaug liko tik tai sujungti šitą varžą. Įdėsim šitą varžą 1 kilomo, čia jau aš ją ir pasiruošiau, štai jinai tokia mažytė. Ir iš karto mes pasirašom, kuri kojelė yra mūsų potenciometras. 1, 2, 3 kojelė. Tai šiuo atveju mūsų varža, štai 1 kilomo, turi jungtis į kairio kanalo potenciometro 2 kojelę. Ir ieškom dabar čia, kur yra 2 kojelė, skaičiuojam. Štai 1 ir 2, tai reiškia varža turės būti čia. Įsistatom, pasižiūrim ar tinka ir ją įkiškim kitoj pusėj. Pirmas kontaktas ir 3 kontaktas turi būti paruošta lydmetaliai. Kaip jau minėjau, aš dirbu su kanifolija, nes šitas Parkside lituoklis lituoja tik su kanifolija. Jeigu jam papuola fliuso, viskas. Iškart nustoja lituoti. Lydmetalis prie antgalio nebekimba, viskas apdega
nespėju valyti, valau ir valau. Tai va, tai nuo fliuso tik blogiau. O kanifoliją padažėm, štai va, ir visus takelius iškart. Va. Dar kanifolija turi labai gerą savybę, jinai apsaugo plokštę nuo oksidacijos. Čia panašiai kaip lakas. Nes vėlgi, visa sena 60 metų aparatūra yra surinkta būtent ant kanifolijos. Dėl to šitiek metų nei vienas litavimo taškas nėra atitrūkęs jokioj senoj aparatūrai. Dabartinė aparatūra surinkta ant fliuso. Viskas atšoka po 10 metų. Tai va, jums puikus pavyzdys, jau didesnio įrodymo nereikia, kad kanifolija yra numeris 1. Ir netoksiška, ir natūralus gamtos produktas. Taigi aš renkuosi kanifoliją. Na, o jeigu jau integruotas fliusas į lydmetalį, tai čia jo labai mažai yra ir jo tikrai neužtenka. Viskas, mūsų skylutės paruoštos. Mes galim pabandyti dėti varžą ir ją prisilituoti. Dabar laikinai kol kas. Uždėsiu, kad nepabėgtų varža. O jau dabar lituosim kaip reikiant. Viskas, dabar reikia susijungti man su šituo ir šituo kontaktu antru. Taigi pabandom. Taip skersai bandykim. Dedam lydmetalį, jis automatiškai turėtų. Va. Viskas. Štai, kadangi varža įdėta ir neprijungta, tai mes ją turim pasižymėti. Dabar mes jau prisijungiam prie antros kojelės. Taip. Labai patogus dalykas, taip su markeriu schemai. Ir varža. Bet kitas varžos galas dar kol kas lieka laisvas, aš jo nežymiu, nes čia bus perjungiklis. O perjungiklis bus išneštas į korpusą atskirai. Mes jo į plokštę nelituosim. Vėliau naudosim štai tokius tulpių lizdus, atseit paauksuotus. Nors ne velnio jie nepaauksuoti, bet čia tik taip imitacija. Ir paskui naudosim va šitos va perjungiklius. Irgi pigus, vieni iš pigiausių variantų, bet namų sąlygom, tai aš manau puikiai tinka. Aš manau dabar tiek. Susitiksim, kai jau pabaigsiu sulituoti visus groundus. Išsivesiu čia laidukus. Aš čia rodau, o nagai kaip šūnė. Einu nusikarpysiu, nes jau labai neestetiškai atrodo. Tadam! Iškart geriau, ne? Dar parodysiu, kaip aš dedu trumpiklius. Štai vat nuo radijo detalių lieka va tokių va nuo varžų kojelių lieka. Ir va tokias kojelės tiesiog va aš susilankstau. Ir štai dedu kaip trumpiklį ir vedu per takelius, kad negadinčiau lydmetalio. Taip daug susitaupo lydmetalio. Ir štai visai nedaug trūksta, dabar prisijungti prie groundo, kadangi va čia yra mūsų minusas, čia ir bus groundas. Ir va čia va jungsim į groundą tiesiai, va dar vieną tokį mažytį trumpiklį. Ir štai vėl schemai pažymim, kad pirma kojelė potenciometro sujungta į groundą. Viskas, čia baigta. Kitas potenciometras dar nesujungtas į groundą. Taip, todėl mes čia dar nieko nežymėsim. Ir taip toliau. Taip žymiai paprasčiau yra susekti visus takelius ir viską sulituoti tinkamai. Dabar apie dėžutę. Tokiam stiprintuvui aš pagalvojau, kad galima puikiai dėžutę atsispausdinti, susiprojektuoti kažką tai panašaus. Tačiau užėjau į parduotuvę ir pamačiau va už eurą štai tokią metalinę dėžutę. Ir pagalvojau, kad man nebereikia galvoti apie ekraną, nes jinai metalinė, stiprintuvas automatiškai ekranuojasi, jeigu ne plokštė. Plokštė truputį per plati, taigi teks truputį apipjaustyti plokštę. O šiaip viskas telpa idealiai.
Tai vat, už eurą ir labai viskas apsimoka. Toliau pagalvojau, ką darysiu su baterijom. Taigi naudosim, štai tokį 3,7 V akumuliatorių. Juolab, kad aš jam turiu ir pakrovėją. Tai yra ličio akumuliatorius nuo seno mobilaus telefono. Ir bus idealus variantas. Padarysim čia jungti krovimui ir jis puikiai tarnaus. O metaliniai dėžutėj, jeigu ir sprogtų, bet prieš sprogstant jis turės išsipūsti, kai jau jam pasibaigs galiojimas. Tokiu atveju reikia nepamiršti mažo amperažo saugiklį dar įstatyti čia. Dėl visa ko. Čia jau pasiruošiau ir dėžutę, įsigręžiau skylutes, pasiruošiau ir tulpių lizdus. Dabar tik tai reikia pritaikyti, pagilinti skyles. Dar viena klaida. Neperkaitinkit šitų kiniškų jungtukų. Man atrodo, sugadinau. Kojelės labai užlinksta. Labai sunku lituoti. Nedėkit daugiau 250 laipsnių. Imam kitą jungtuką, nes šitas turbūt jau viskas. Labai atsargiai. Tiesiog bakst ir viskas. Padengiam kanifoliją, atšaldom, iš karto dėsim lydmetalę. Nekaitinam kontaktą, iš karto nuo lituoklio imsim. Vienas, dar truputį, kitas ir staigiai, dar tą patį ir šaldom iš karto. Matot, kontaktai nespėjo sulinkt. Jeigu pradeda linkt, viskas. Kontaktas linksta ir viduj irgi linksta. Ir jungtukas gali nebeveikti. Šitas pavyko man padaryti. Dabar taip pat staigiai užlituosim ir laidukus. Ir dabar tik čirkšt, staigiai. Hop. Atšaldom. Viskas, kita pusė. Galim patikrinti, ar įjungia be priekaišto. Įjungia. Išjungia. Gerai. Akumuliatorius įlituotas. Viskas kol kas yra gerai. Galim pabandyti įjungti. Ar veikia viskas čia? Aha, neveikia. Jaučiu, nukepė saugiklis mūsų. Akurat, taip ir yra. Tai kas belieka, įjungti stiprintuvą dabar, užtrumpinti saugiklį ir pasižiūrėti ar. O, štai matot. Stiprintuvas veikia. Tiesiog saugiklį keisim. Parinksiu izoliatorių iš tokios plastikinės dėžutės. Čia buvo varžteliai kažkada tai.
mes parinksim dabar izoliatorių ir įdėsim ten per visą plotą į apačią, kad neužtrumpintų kitoj pusėje esantis kontaktai. Panašu, kad pavyko surinkti mūsų stiprintuvą. Štai kaip atrodo jo galinė sienelė, linijinis įėjimas, lizdai krovimui ir jungiklis. Kitoje pusėje paruošėm skylutes, išgręžėm ir jau padarėm čia jungiklį pseudo stereo, stereo ir mono. Lizdas ausinių išėjimas ir skylutė indikatoriai. O kad plokštė įlystų mums giliau į dėžutę, ten jau yra įdėta. Štai va matot izoliacija, plastikinė plėvelė, kuri neleis mūsų kontaktams susiliesti su metaliniu dėžutės korpusu. Ir štai jau baigiamuosius darbus. Uždedam poveržlės ant potenciometrų. Štai viskas. Laikysim truputį atstumą ir jau galim viršutinę sienelę sudėti. Štai niekas nesiekia. Čia irgi viskas gražu, jungikliai nesiekia. Akumuliatorius kol kas laksto, bet kol kas aš jo netvirtinsiu, aš dabar dar darysiu testus, kiek to akumuliatoriaus užteks. Čia yra 500 mAh. Pažiūrėsim, kiek užteks, galbūt reiks įdėti didesnį akumuliatorių. Bet šiaip, principe, viskas tvarkoj. Jeigu akumuliatorius čia pasiteisina, vadinasi, mes jį priklijuosim karštais klijais ten prie kondensatoriaus. Va, ir bus viskas ten tvarko. Ir štai dabar visas dangtelis su visa plokšte įvažiuoja į dėžutę. Kompaktišką dėžutę galima nešiotis ten, kur mes norim prisijungti prie bet kokios aparatūros ir ištestuoti mono signalą, ištestuoti azimutus, stereo paliekam kaip stereo ir galima dar ir prisijungti Amigą ir naktį žaisti Amigos žaidimus su ausinėm. Ir dar matom, čia truputį išlenda veržlės. Būtų gerai, kad užsidengtų viskas, tai truputį nupjausim čia plastikinės ašys, jos puikiai nusipjaus ir mes truputį jas nupjausim dar, kad kepurėlė užsidėtų iki galo. Tuoj mes pasižiūrim, kiek čia milimetrų patrumpinti. Taip. 3,47 mm patrumpinsim. Pasižymėsim. Tiek. Ir kitas. Tiek. Va. Štai ir viskas. Štai ir galutinis variantas, štai kaip viskas atrodo. Išspausdinu etiketės su štai šito etikečių printeriu. Tai
Tai gavosi priekinė sienelė ir galinė sienelė. Štai toks į delną telpantis ausinių stiprintuvas, kurį galima nešiotis bet kur. Akumuliatorius laiko jau kokias 5 valandas jis jau dirba ir vis dar neišsikrauna. Tai aš manau, čia yra optimaliausias variantas ir kompaktiškas akumuliatorius, juolab, kad mes turim ir originalų įkroviklį, kurį aš jau rodžiau, dar kartą parodysiu. Štai va toks šviesos diodas užgesta, kada pasikrauna akumuliatoriai. Čia yra išėjimas 4,2 voltai skirtas 3,7 voltų akumuliatoriams krauti tiek ličio, tiek ličio jonų, tiek ličio polimerų. Tai šitas pakrovėjas daugiau skirtas ličio polimerų krovimui, tai būtent šitame stiprintuvė ir yra ličio polimerų akumuliatorius. Tai viskas atitinka 100%. Pasikrauna labai greitai, čia krovimo srovė apie 500 mA. Tokiam akumuliatoriam krauti didesnės srovės net ir nerekomenduoju, o maksimali krovimo įtampa yra 4,2 voltai. Na, o aš su jumis jau atsisveikinu iki kitų įdomių projektų. Tačiau dar norėčiau paminėti, kad video mano kanale bus dabar truputį retesni, kadangi išėjau dirbti į naują darbą ir laiko dėja filmavimams lieka vis mažiau ir mažiau. Tačiau nenusiminkit, juk greitai susitiksim, gal po mėnesėlio, gal ir po 3 savaičių. Taigi sakau jums iki ir iki kitų įdomių video.